Daugiafunkcinis šilumos siurblys – sprendimas tiems, kurie ieško komforto. O antrajame šio ryto reportaže aiškinamės, ar galime daugiafunkcinius sprendimus naudoti dar namo statyboje. Antrajame reportaže sužinosime, ar galime pasitelkę vos vieną medžiagą turėti ir gražų, ir šiltą namo fasadą. Medžiagų pasirinkimas statant būstą yra vienas svarbiausių sprendimų, nes nuo to priklauso mūsų namo kokybė. Sakykit, ar vystytojai statydami pastatą, jie kreipia į tai dėmesį? Kadangi labai yra pabrangę patys darbai, tai medžiagos, vadinkim, nesudaro pagrindinės kainos dalies, tai dauguma statytojų ieško variantų, kaip sutaupyti darbų sąskaitai. Tai kažkokie kombinuoti sprendimai sutaupo darbų išlaidas. Būtent kombinuoti sprendimai, kai vienas gaminys atlieka kelias funkcijas statybų rinkoje, yra naudojami vis dažniau. Kadangi taip yra palengvinamas statybos procesas ir darbai yra atliekami greičiau. Paklaustas apie namo sienas, fasado ekspertas Domas Raškevičius pastebi, kad statytojai vis dažniau renkasi sprendimą, kai šiltinamosios fasado plokštės yra sujungtos kartu su betono apdaila ir statytojams pavyksta išvengti daugybės darbų etapų, be kurių tradicinės tinkuoto fasado apdailos neįmanoma įgyvendinti. Mes esame miegamajame rajone, ar ne, kuris dygsta dar, ir čia faktas, kad bus daug veiksmo. Kas tada, jeigu kamuolys, galbūt dviratis įlėkia į pastatą vaikų, mes jį pažeidėm, kaip mes galim jį suremontuoti? Pirmas dalykas, ne taip lengvai jį galima sudaužyti, nes jisai yra vis tiek apie centimetro storio. Kitas dalykas yra labai lengvai remontuojamas. Pakeičiama viena plokštė. Išdaužomas betonas, iššlifuojama 5 cm polistirolo ir mes pagaminam naują plokštę su 5 cm apšiltinimo sluoksniu. Ir ta medžiaga yra įklijuojama į seną vietą. Jeigu pažeidžiama pilnai plokštė, galima ją keisti ir iki mūro pilnai, jeigu pažeidžiamas yra ir apšiltinimo sluoksnis. Dėl to nenukenčia pastato šilumos laidumas. Fasado apdaila, kaip ir stogas, yra labiausiai aplinkos veikiami pastato paviršiai. Karštis, šaltis, temperatūrų kaita, drėgmė ir vanduo kasdien daro poveikį namo fasadui. Nepaslaptis, kad skirtingos namo sienos oro yra veikiamos skirtingai. Štai pavyzdžiui, siena, prie kurios stovime, yra vakarinėje pusėje. Todėl saulės, vėjo ir lietaus jai tenka daugiausiai. Domas sako, kad natūralaus medžiagos senėjimo neišvengsime, tačiau akmens fasado apdaila yra mažiau paveikiama išorinių veiksmų. Taip pat specialistas pabrėžia, kad renkantiems kombinuotus sprendimus reikėtų ieškoti medžiagų, kurių sudėtyje būtų naudojamas impregnantas, apsaugantis nuo vandens įgeriamumo. Taip išvengsime fasado sutrukinėjimo ar pelėsio. Tiesa, pelėsis gali atsirasti ir dėl kitos priežasties. Pelėsis gali atsirasti tarpiniam sluoksnį, tarp mūro ir fasado apšiltinimo. Jeigu technologiškai neteisingai yra įrengiami fasado apšiltinimo darbai. Pavyzdžiui, kai yra daug drėgmės statybinės likę ir yra pilnai užsandarinamas fasadas. Tada tai drėgmei nėra kur išeiti ir jinai eina arba į vidų, arba kaupiasi tarp apšiltinimo sluoksnio ir mūro. Plus šitoje medžiagoje galima tam tikrą laiką nesandarinti siūlių tarp betono sluoksnio ir leisti tai drėgmei dar išeiti, kad neužvakumuoti drėgmės viduje. Esame naujai statomame rajone, kuriame yra naudota fasado medžiaga, tai multifunkcinė. Apšiltinimas plus fasado danga. Du viename. Taip. Kaip vyksta montavimo darbai? Kadangi apšiltinimui šitai dangai naudojamas putplastis, todėl montavimas vyksta labai panašiai su tam tikrom išlygomis. Kadangi fasadinė danga yra iš betono, jinai turi tam tikrą svorį, todėl putplastis yra klijuojamas įprastais klijais ir papildomai aš galbūt paimsiu plokštę ir parodysiu. Gerai, pasižiūrėkime. Taip, kadangi tai yra putplastis ir fasadinė danga, čia mes turime tvirtinimo juosteles. Tai tepame klijus. Čia turime sieną, ar ne? Čia turime sieną, čia tepame klijus, gręžiame skyles ir prisitvirtiname papildomai šitas plokštės. Šonus purškėme montažinėmis putomis, tam, kad plokštės tarpusavį susiklijuotų, taip, papildomai susitvirtintų. Tai gaunasi, kad tvirtinama čianais klijais, čia montažinėm putom ir papildomai tvirtinimo elementai. Namo sienos ne tik saugo gyventojus nuo šalčio, karščio, lietaus bei vėjo, bet ir kuria estetinį namo vaizdą. Šiandien vienas populiariausių fasadų Lietuvoje yra struktūrinis tinkas. Tačiau neretai tokį fasadą galime pamatyti atšokusiais tinko gabalais ar apsilupinėjusiais dažais. Darbų vadovas Andrius sako, kad taip nutinka dėl nekokybiško montavimo ar medžiagų pasirinkimo.
Jeigu darbai išpildyti kokybiškai ir panaudotos kokybiškos medžiagos, kokybiški dažai, tai toks fasadas ir po 10 ir galimai ir po 15, galbūt ir ilgiau metų atrodys tikrai gražiai. Bet čia vėlgi priklauso nuo lauko sąlygų. Jeigu namas stovės miškingoje vietovėje, toksai fasadas turi savybę, kad jisai mėgsta apsitraukti šiek tiek ir samanom, ir keisti spalvą. Šitas fasadas, jisai ir po labai ilgo laiko, sakykime, po 10, po 15 metų jis atrodys lygiai taip pat, kaip ką tik padarytas, jisai nebluks. Ir viskas yra dėka to, kad naudojamas natūralios medžiagos. Taip, natūralios medžiagos, tai yra natūralus betonas, jis nėra uždažytas tik ant viršaus, net ir po ilgo laiko namas atrodys kokybiškai, gražiai ir solidžiai. Nebijokime rinktis naujoves. Koderus. Aukštos klasės betono apdaila su apšiltinimu kartu jūsų namo fasadui. Ilgaamžiškumas, greitas įrengimas, estetika.